Sveiki visi, malonu čia būti. Tai kaip jau mane pristatė, esu Gražvydas, mano sritis yra cheminės medžiagos ir dirbu Baltijos aplinkos forume. Esame šiaip gamtosauginė organizacija, dirbam su saugomom rūšim, buveinių atkūrimu ir cheminė medžiagom. Na ir šiek tiek su žemės ūkiu. Tai šita kelionė į statybinės medžiagas vyksta pastarosius 3 metus. Turime projektą Non-City 3, kuris nagrinėja statybinių medžiagų, cheminių medžiagų turinį, taip pat nagrinėjam žiediškumo aspektus ir šesdo pėdsako aspektus. Na ir tai, sakom, yra Non-City projekto 3 pagrindai, kurie vienas su kitu tampriai susiję. Nes, pavyzdžiui, žiediškumas neįmanomas neišsprendus cheminių medžiagų problemų. O jeigu neišsprendžiam žiediškumo, tai negalime sumažinti emisijų, žodžiu, tos medžiagos gamybos emisijų, kaštų ir perdirbimo neišsprendę. Tos medžiagos, emisijų, šesdo emisijų negalima išspręsti, žodžiu, neišsprendė jos perdirbimo, tą norėjau pasakyti. Tai projekto komanda sudaro 22 partneriai iš 8 Baltijos jūros regiono šalių. Tai visos šalis, išskyrus Rusiją. Pagrindinis partneris yra Rygos miesto taryba ir projektą finansuoja Interreg programa. Mūsų svetainė pagalvok.lt, joje visa informacija apie mūsų projektą ir mūsų leidiniai ten prieinami, ten rasite tą informaciją. Na ir kodėl ši tema yra svarbi, tai pavojingų cheminių medžiagų statybinėse medžiagose. Jinai svarbi, nes pastatuose praleidžiam beveik 90% savo laiko. Tai miegame, žinoma, pastatuose, dirbame pastatuose, retas, kuris praleidžia mažiau negu tiek. Ir pastatai kontaktuoja, žodžiu, taip pat su išorė. Iš pastato įsiplauna cheminės medžiagos, gyvavimo ciklo pabaigoje jos keliauja gal dalis į sąvartyną, iš kur kyla tarša užteršti aplinką. Ir kad suprasti šitą temą geriau, tai šiokia tokia cheminė įžanga padarysiu, ką mes vadinam tiksliai cheminėm medžiagom, kas yra cheminių medžiagų mišiniai, kas yra gaminys. Tai cheminė medžiaga gali būti cheminis elementas, tai koksai varis, pavyzdžiui, grynas cheminis elementas arba cheminių elementų junginys, tai pavyzdžiui, kalkės būtų junginys arba cheminė medžiaga galima vadinti. Tada kas yra mišinys? Tai mišinys iš 2 ar daugiau cheminių medžiagų. Tai pavyzdžiui, dažai, tinkas, alus gali būti. O gaminys yra labiau apibrėžiamas ne savo sudėtimi, bet funkcija. Gaminys yra daiktas, kuris gaminamas įgavo konkrečią formą ar struktūrą, kuri nulėmė jo paskirtį labiau negu jo cheminė sudėtis. Na, dar yra vartojama žodis žaliava, tai daugiau tai yra medžiaga naudojama pramoniniams gaminiams gauti. Toliau girdime tokius terminus chemikalai, tai yra toks labiau buitinis apibrėžimas, kai kalbame apie mišinius. Tada toksiškos medžiagos. Toksiškumas yra iš tikrųjų vienas iš pavojingumo rūšių. Tų pavojingumo rūšių yra daug. Biocidinės medžiagos, tai pavyzdžiui konservantai, dezinfekantai ir taip toliau. Na ir kaip įsivaizduojame, vienam išgirdus žodį pavojingos cheminės medžiagos, vienam gal iškyla vaizdinys buteliukų paslaptingų, kitam gal pramoniniai konteineriai, trečiam gal toksiškumo kažkokio pavojaus etiketės. O iš tikrųjų tai gan paprasta. Tai yra medžiagos, kurių bent viena savybė kelia pavojų ir yra pasaulinė suderinta, žodžiu, klasifikacija. Visam pasaulyje žymimas pavojingumas vienodai, tai yra pavojaus piktogramomis ant cheminių medžiagų mišinių. Tai yra pirmas dalykas, kuris jums praneša, kad tai yra pavojinga, vienokiu ar kitokiu būdu kenksminga. Ir tos skirtingos pavojingumo kategorijos, tai jas trumpai jums apibūdinsiu. Yra fizinis pavojus, tai gali būti cheminės medžiagos sprogios, degios, oksiduojančios ir taip toliau. Gali kelti ūminį pavojų sveikatai, tai pavyzdžiui
nu tai vadinkim apsinuodijimas staigus, toksiškumas, pavyzdžiui, ar staigus poveikis, pavyzdžiui, ėsdina, dirgina odą, toliau gali kelti neigiamą poveikį aplinkai. Ten, pavyzdžiui, koks vario junginiai, vario druskos gali labai stipriai užteršti vandens aplinką, nes veikia kaip biocidai ir kenkia gyvūnams, žuvims ir taip toliau. Na ir yra pats klastingiausias poveikis, tai yra šių dienų rykštė, tai yra lėtinis neigiamas pavojus sveikatai. Čia kalbam apie endokrininės sistemos sutrikimus, reprodukcijos sutrikimus, vėžį sukeliantį poveikį ir taip toliau. Tai čia tokios cheminės medžiagos kaip bisfenolis A, turbūt girdėtas daugam, ftalatai, perfluorintos medžiagos, bromintos degumą mažinančios medžiagos. Bet įdomu, ar teko susidurti su šitais pavadinimais, ar teko girdėti? Šiek tiek, ar ne? Kiek čia iš jūsų yra architektai ar statybų specialistai, vat, įdomu? Tai kiek jums galvos skausmo kelia tos cheminės medžiagos, ar daug, ar šiek tiek tik tais negalvojat? Tai mano tikslas, kad pradėtumėt galvoti apie tai daugiau. Pastatysit. Šiaip galit prieiti, mes turim leidinių parengę mūsų 30 numeris, žodžiu, stendo. Kokios tos medžiagos kelia didžiausią susirūpinimą? Tai tos lėtinio poveikio dažnai būna, kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai. Čia tie trumpiniai CMR, PBT, čia yra anglų kalba, yra Europos cheminių medžiagų, iš Europos cheminių medžiagų teisyno ir tiesiog tai jums kaip nuoroda bus, kad pavyzdžiui, įeisit į Europos cheminių medžiagų duomenų bazę ir matysit iš karto, aha, CMR reiškia kancerogeninė, mutageninė, reprotoksinė. Taip. Kada paskutinį kartą buvo tas sąrašas, reiškia, klasifikatorius atnaujintas, reiškia, kitaip sakant, kokią senutinę informaciją vadovaujamės, nustatydami juridiškai, reiškia, tai yra toksiška medžiaga. Šiaip aš... 208 metų buvo kažkas tai tokio, reiškia, jūsų prieš tai skaitė. Tai teisės aktas išleistas, o jisai yra nuolatos atnaujinamas. Yra papildoma, aš pavyzdžiui, paskutinį kartą pranešimą skaičiau gegužės mėnesį ir man reikėjo atnaujinti, pavyzdžiui, kad į kandidatinį sąrašą cheminių medžiagų, kandidatinį sąrašą ribojimui buvo 240 medžiagų, o dabar jau 250. Tai nuolatos vykstantis procesas. Iš tikrųjų, tai tas cheminių medžiagų ribojimas jis ilgai užtrunka, bet tai yra labai didelės apimties institucija, dirba Europos cheminių medžiagų agentūra, kur yra Helsinkyje, dirba labai stipriai prie to. Ir tai yra labai be galo sunki tema. Sutinku su jumis, kad tai vyksta lėtai, bet pažangiausius pasaulyje teisės aktus turime Europoje. Tai va, kancerogeninės, mutageninės, patvarios, bioakumuliacinės, endokrininę sistemą trikdančios, patvarios ir mobilios ir toksiškos. Tai dabar šitos kategorijos patvarumas, mobilumas, endokrininės sistemos trikdymas įtrauktos kaip naujos klasifikacijos rūšis. Tai tiesiog noriu atsakyti dar papildomą jūsų klausimą, kad nuolatos vyksta ta pažanga. Dabar ar esame veikiami, gal kai kam atrodo, kad nesame, bet iš tikrųjų tai naivu būtų taip manyti, nes pasaulyje naudojami keli šimtai tūkstančių cheminių medžiagų, gal tik nedidelė dalis, apie 6 000 sudaro didžiąją dalį, 99% komercinės reikšmės ir reikšminga dalis turi pavojingų savybių iš tikrųjų. Su plastiku susijusių cheminių medžiagų yra 16 000 apytiksliai ir iš jų ketvirtadalis maždaug kelia susirūpinimą dėl patvarumo, bioakumuliacijos ir mobilumo ir toksiškumo savybių ir didelė dalis nėra reguliuojama. Tai žinoma, kad yra teisės aktų reguliavimas yra, žodžiu, žingsnių atsilieka, bet jau daug pasiekta. Mes neturim tokių dalykų kaip dioksinų mūsų aplinkoje,
apribota daug chlorintų pesticidų, apribotos bromintos degumą mažinančios, patys pavojingiausi junginiai jau apriboti. Belieka išgaudyti, kas liko. Tai va, 85% nėra reguliuojami, 2/3 net neturi informacijos apie pavojingumą. Tai reiškia, kad patys turim būti akyli. Šiuo metu apribotų medžiagų yra 77 grupės arba virš 2000 cheminių junginių. O į REACH kandidatinį, REACH tai yra Europos cheminių medžiagų pagrindinis teisės aktas, į REACH kandidatinį sąrašą, tai yra medžiagos, kurios netolimoje ateityje gali būti apribotos, įtraukta 250 medžiagų ar jų grupių. Tai čia tų medžiagų yra daugiau, nes čia į tą skaičių įeina ir grupės medžiagų. Na ir, kaip sakiau, pagrindinė šių dienų rykštė yra tas poveikis endokriniai sistemai, reprodukcijos trikdymas. Ir kam tada saugoti aplinką, jeigu nebus, kas joje gyvena, vaisingumo rodikliai ir taip gan žemi, dugną krapštom iš tikrųjų. Tai dalinė priežastis yra va šitų medžiagų poveikis, ganėtinai reikšminga priežastis. Na ir visokių čia antraščių, kad plastikas sukelia nevaisingumą, spauda pakankamai apie tai kalba, yra informacijos, tik nepakankamai daroma. Tai va, o mokslas pagrindė tyria daugiau pavienių cheminių medžiagų poveikį, o iš tikrųjų niekada nėra taip idealu, nėra taip izoliuotos sąlygos, kad žmogų, pavyzdžiui, ar kokį kitą gyvą organizmą veikia tik viena medžiaga. Iš tikrųjų esame nuolatos veikiami mišinio. Ir tas mišinio efektas nėra pakankamai ištirtas. Dabar kalba jau, kad reikia tirti ir šiek tiek tyria daugiau. Ypač turint omeny tai, kad tom hormonus trikdančiom medžiagom, tai yra endokrininė sistema ardančiom medžiagom, nėra saugios ribos, ką parodė jau mokslininkai 99 medžiagais, bet dėja politikoje vis dar tai nėra priimama ir vis dar remiamasi prielaida, kad tokia ir tokia medžiaga turi saugumo ribą, reiškia, produktuose, gaminiuose gali būti jos ten tam tikras mikrokiekis ir, žodžiu, viskas gerai bus. Bet iš tikrųjų taip nėra. Ką parodo mums šitas naujas tyrimas? Vokietijoje, žodžiu, atliktas pernai metais, tirta 600 žmonių kraujas, aptikta beveik 300 cheminių medžiagų, tai yra jų šaltiniai įvairūs buities daiktai, higienos ir kosmetikos priemonės, iš maisto produktų atėję pesticidų likučiai ir tirtas poveikis nerviniam audiniam, žodžiu. Na ir kokią išvadą padarė mokslininkai, kad mišinyje, žodžiu, tas poveikis matomas, net jeigu ir individualių medžiagų saugios ribos nėra viršijamos. Tai čia man patiko iliustracija, tiesiog lengviau suprast. Ten pavyzdžiui, kokio ftalato yra labai mažai ir ten nesiekia ribos, saugios ribos, tai reiškia dar nepavojinga. O ten ftalatas A, ftalatas B, ten bisfenolis A, o kai mišinio tą poveikį ištiriam, tai matom, kad tikrai yra, kad tas žmogus patiria neigiamas pasekmes. Net ir jeigu neviršėjam tų saugių ribų individualiems junginiams. Tai čia daug ką pasakantis tyrimas ir visą laiką taip, man atrodo, labai svarbu tą įvertinti. Na ir dar nesenas irgi tyrimas 2015 metų. Aš manau, kad tie skaičiai tikrai nesumažėja. Įvertintas monetarinė išraiška endokrininę sistemą trikdančių medžiagų poveikis. Ir jo kaina Europoje per metus yra 163 milijardai. Ir tai patenka į tą pačią kategoriją, kaip ir rūkymo sukeliamas neigiamas poveikis sveikatai ir atmosferinės taršos kietosiomis dalelėmis. Atmosferos vėjo greitis aukštai kažkur keli šimtai kilometrų per valandą eina, reiškia, tai gali atskleisti pas mus per kelias dienas, reiškia, iš Kinijos.
čia kalbama apie tą kietųjų dalelių poveikį, kurios laikosi daugiau toje apatinėje atmosferos dalyje. Ir aš tik tai girdėjau, kad Sacharos dulkės atskrenda, o iš Kinijos negirdėjau, kad atskrenda. Kiek stipriai ten vieno stogo, Lietuvoje, pavyzdžiui, po vieno lietaus buvo raudoni stogai, kurie buvo šiferiniai šiek tiek ir kelias paras. Buvo tas, kad ant mašinų netgi tų kažkokio smėlio, tai iš Sacharos tiesiog. Buvo iš Sacharos, bet čia buvo išskirtinės sąlygos. Čia reikia žiūrėti tos atmosferinius srautus, kaip jie keliauja, žodžiu, tos atmosferinės celės, taip vadinamos. Šiek tiek dabar panobodinsiu jūs apie dažniausiai sutinkamų pavojingų cheminių medžiagų grupės, o gal kaip tik jums bus įdomu. Stengsiuosi neišsiplėsti, bet tiesiog paminėsiu kelis pavyzdžius ir daugiau galėsite gilintis toliau mūsų pateikiamuose leidiniuose. Dabar pirmą svarbu paminėti istorinę taršą. Kas žino, kas čia yra? Taip, asbestas. Čia irgi būdavo ir vamzdžių izoliacijoje, kad kondensacija nesusidarytų, irgi naudojamas asbestas, asbesto pluoštas. Kas pasakys, kad va čia yra? Švino sūrikas. Gali būti geltonas, gali būti oranžinis. Ir čia šitą dalyką mažai kas pagalvoja, bet pavyzdžiui, nugramdam dažus kokius senus ir ten, kas žino, kiek ten tų sluoksnių. Ne faktas, kad apatinis ten koks sluoksnis, kad jame nėra to švino dažų. Tai irgi reikia būti labai atsargiam, gramdant sienas, darant remontą. Ir dar, čia gal, aš nežinau, ar tai liečia Lietuvą, bet Švedijoje buvo toks atvejis, kad į šituos sandariklius naudojamus tarp statybinių konstrukcijų tarpams užpildyti buvo PCB, tai yra polichlorinti bifenilai, kur viena nuodingiausių žmogui žinomų medžiagų, kur bandė užnuodyti Ukrainos buvusį prezidentą Juščenko, kur ten po to baisios pasiekmes žmogui ten ant veido matėsi ir taip toliau. Tai viena toksiškiausių žmogui žinomų medžiagų. Jie turėjo daug labai išleisti pinigų, kad šituos išgramdytų tuos sandariklius. Dar kitos medžiagos, kurias galima laikyti istorinė tarša, tai perfluorintos medžiagos ir tie brominti antipirenai. Ir galima kelti klausimą, ar tą būsimą ateities tą istorinę taršą kūrėme šiandien. Gal taip ir yra iš tikrųjų. Tai kelios tos pagrindinės grupės. Viena yra ftalatai, naudojama pagrinde kaip plastifikatoriai PVC plastikui. Šiai dienai ftalatai patys pavojingiausi yra apriboti, bet kažkaip tie pakaitalai vis atranda, kad ir jie turi tų neigiamų savybių, gal netokių stiprių. Problema yra ta, kad jie nesudaro cheminių jungčių su plastiku ir gali sklisti į aplinką. Ypač pavojingi seni plastiko gaminiai, kurie prakaituoja ftalatais. Ir jų gali būti PVC grindų. PVC tai yra polivinilo chlorido plastikas. PVC grindų dangoje tai yra tas sintetinis linoleumas, sintetiniai kilimai, vinilinės lentelės. Ypač, kai pasidaro žmonės grindinį šildymą ir susideda vinilinės lenteles, tai tada jau dievaži, Dieve padėk. Toliau stogo dangai, membranos plokštiems stogam, pavyzdžiui, tada laidų, tas apvalkalas, izoliacija, žodžiu, langai ir duris iš PVC, bet kietas PVC iš jo netaip sklinda, pats baisiausias yra minkštas PVC. Ir daug kitų dalykų. Nors ftalatai greit suskyla aplinkoje, bet naudojami dideli kiekiai, jie nuolat patenka į aplinką ir aptinkami aplinkoje. Jie yra toksiški reprodukcijai, trikdo endokrininę sistemą ir patys blogiausiai jau yra apriboti, žodžiu. Ir aptinkama nuotekų vandenyje, nes gyvenamieji rajonai yra taršos šaltinis. Tai reiškia,
iš gyvenamųjų rajonų, persifiltruoja per žmogų, dalis išeina tokiu būdu, dalis su dulkėmis patenka į kanalizaciją. Na ir čia yra daug surinktos informacijos mūsų leidinyje, apie kurį aš toj papasakosiu. Perfluorintos, polifluorintos medžiagos, esu įsitikinęs, kad dėl savo savybių gaminiai apdoroti šiom medžiagom yra itin mėgstami architektų, interjero dizainerių, nes tai yra geros savybės, iš tos praktiškumo perspektyvos. Tai suteikia atsparumą vandeniui, ten pavyzdžiui baldai gali būti, ten kiliminė danga, nesusigeria, žodžiu, neišsitepa paviršiai, jeigu perfluorinto medžiagom apdorota. Tai, teflonas yra irgi perfluorinta medžiaga. Yra patvarios, atsparios medžiagos, bet jos yra neskylančios, ilgai neskylančios aplinkoje ir vadinamos dar amžinieji chemikalai dėl savo būtent patvarumo. Na ir turi labai didelį neigiamą poveikį. Yra 10 000 junginių ir jie vis labiau ribojami bus. Jau dabar kalbama stipriai apie jų ribojimą, bet ateityje turėtų būti, kaip atrodo kilimas, apdorotas. Na ir dar trečia kategorija, kurią paminėsiu, yra brominti antipirenai. Be antipirenų būtų labai sunku pastatyti pastatą, žodžiu, nes yra gaisrinės saugos reikalavimai, kurių niekaip neapeisi. Jeigu norisi išvengti šitų antipirenų, tada turim siūlyti inžinerinius sprendimus, kaip sprinklerius ten tuos ar dar kažką tai, bet tada, aišku, ir kainos kitos gali būti, arba kitos rizikos susijusios su tuo. Žodžiu, tiesiog brominti antipirenai jau didelė dalis apribota ir net įtraukta į patvariųjų organinių teršalų pagal Stokholmo konvenciją. Žodžiu, į tą sąrašą įtraukti kiti pavojingi junginiai, kaip DDT, pavyzdžiui. Bet yra dar ir neuždraustų junginių vis dar naudojamų ir, žodžiu, yra neurotoksiški, kancerogenai gali būti ir taip toliau. Aptinkama apšiltinimo medžiagose, gali būti medžio gaminiuose įvairiuose, inžinerinėse plėvelėse, dažuose netgi, dangose įvairiuose ir taip toliau. Ir kaupiasi dulkėse. Ir aptinkami aplinkoje labai plačiai sklinda per įvairius aplinkos komponentus, patenka į atmosferą, netgi kažkokiu būdu jų aptinkama, nukeliauja į polius, kur jų aptinkama. Cheminių medžiagų tyrimai šiaurės ašigalyje, pavyzdžiui, žuvyje aptinkami tiesiog tokia medžiaga, tokia savybė. Na, biocidinės medžiagos irgi ta kategorija, kurių neišeitų išvengti, tai pavyzdžiui, dažų sudėtyje vadinami konservantai būtų, kurie apsaugo, kad dažas nesurūktų, tai nuo to mikrobiologinio poveikio. Ir kitose kitose medžiagose, kaip paviršiaus apsauga, pavyzdžiui, medžiui ar bituminiams stogams naudojami. Ir skirtingos kategorijos, pavyzdžiui, kad nesurūktų tas skystas dažas dėžutėje nuo savo skardiniai ir taip pat, kad jau dažų plėvelė nuo drėgmės nesupelytų. Tai dvi kategorijos gali būti naudojamos tų konservantų. Tai įvairios dangos beveik visos turi. Kas šlapi produktai, kurie gali surūkti, supelyti, turi dažniausiai tų konservantų. Ir jeigu labai dideli paviršiai ir daug piktų konservantų, tai gali pasireikšti alergizuojantis poveikis. Rekomenduočiau šitą leidinuką paskaityti, čia yra aptariami visi šitie dalykai. Gan naudingas man pasirodė, apie dažų sudėtį kalba ir ten daug informacijos. Dabar koks galėtų būti sprendimas? Vienas iš tų sprendimų būtų pirkti kaip sausus dažus, kuriuos sumaišai ingredientus prieš naudojimą ir panaudoji, nereikia konservantų. Kitas būdas yra pirkti ekologinių ženklų paženklintus dažus, dangas. Jų dabar šiai dienai yra daug ir nesunkiai prieinami. Kitas būdas naudoti natūralių medžiagų pagrindo, pavyzdžiui, kalkinius dažus ar natūralius aliejus vietoj lakų. Daug tų sprendimų yra iš tikrųjų šiai dienai.
Tai va, pakalbėjom apie dažus, bet pavyzdžiui, kaip žinoti dabar, kaip sužinoti. Tai mišiniams, tokiams kaip dažai, labai lengva sužinoti. Reikia gauti saugos duomenų lapą, jis yra, šiaip tai turi būti pateikiamas ten internete gamintojo svetainėje. Jeigu ne, tai galima paklausti ir privalo pateikti, pagal teisės aktus privalo tą pateikti. Gaminiams yra žymiai sunkiau sužinoti tą informaciją, kas yra sudėtyje. Yra aplinkosauginės produktų deklaracijos, bet juose gamintojai nepateikia visos informacijos dažniausiai. Dažnai prisidengia tuo, kad tai yra komercinė paslaptis ar dar kažkas. Aišku, atsakingi gamintojai atskleis tą informaciją arba iš viso tų medžiagų nedės. Bet yra tokie kaip ir dar galimybė sužinoti vartotojams arba, žodžiu, po gamintojo tolimesniems tiekimo grandinės dalyviams sužinoti apie labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas, išsiunčiant užklausą gamintojų tiekėjui, kuris yra įpareigotas ją atsakyti ir pateikti jums tą informaciją. Na ir dabar, ką mes jums galime, kaip mes jums galime padėti, tai šitų cheminių medžiagų klausimų mes esam parengę keletą leidinių. Tai vienas iš leidinių skirtas daugiausiai specialistam yra statybinių medžiagų katalogas, kur nagrinėjame daug įvairių statybinių medžiagų, aptariam jų cheminių medžiagų turinį, tada aptariam žiediškumo ypatybės ir šezdo pėdsaką. Jisai prieinamas yra mūsų svetainėje pagalvok.lt. Tai čia būtų pagrindinis leidinys profesionalam, architektam, statybų specialistam. Toliau kitas leidinys, kaip susikurti sveikatai ir aplinkai palankius namus, yra daugiau vartotojams skirtas ir mes turim fizinių kopijų. Jeigu kam įdomu, galite prieiti, mūsų yra 30 stendas pagal planą, galite pasižiūrėti. Tada esam sukūrę programėlę vartotojams skirtą, kuri padeda įsivertinti, žodžiu, cheminių medžiagų poveikį savo namie. Jinai daugiau yra ne kaip programėlė, o kaip klausimynas. Na ir dar mes dirbom su švedais. Yra labai pažangi sistema Švedijoje, kurią inicijavo Stokholmo savivaldybė prieš daug metų jau, Byggvaru Bedomningen, žodžiu. Joje vertinamos statybinės medžiagos, suteikiamas jom reitingas, dar ta platforma veikia kaip statybos žurnalas. Tai išvertėm tą su partneriais į anglų kalbą, jis dabar plačiau prieinamas dėl to. Na, šiek tiek apie tą katalogą papasakosiu. Tai, kaip sakiau, nagrinėjamos įvairios medžiagos, tada pastato karštieji taškai, kur gali būti daugiausiai tų medžiagų, pateikiami darnumo patarimai tiems pastato elementams, išsamei nagrinėjamos pavojingiausios cheminės medžiagos ir apžvelgiami statybinių medžiagų teisės aktai, kas aktualu cheminė medžiagom. Tada statybinių medžiagų duomenų bazės ir platformos, tada nagrinėjom taip pat ir pastatų sertifikavimo sistemas ir ekologinius ženklus. Ir čia keli pavyzdžiai, pristatoma ta medžiaga, toksiškumo informacija, klimato, tai suprasti šezdas ir žiediškumo informacija. Ir čia keli pavyzdžiai, pavyzdžiui, impregnuota mediena, jos privalumai, trūkumai, žodžiu, nors įgyja atsparumą, bet blogėja antrinio panaudojimo galimybės, pavyzdžiui, negalim jau tokios naudoti viduj, prie vandens telkinių, pavyzdžiui, gali būti užteršta, gali būti tarša dėl šito. Tada, pavyzdžiui, apšiltinimo medžiagos, polistireninis putplastis, tai sudėtyje gali būti antipirenų, gali išsiskirti lakėjų junginiai, stirenas, žodžiu, kad išpūtimui naudojamos buvo praeitį fluorintos dujos, kurios turi neigiamą poveikį ozonui. Na ir visą šitą informaciją aptariam ir tokių nekaltesnių statybinių medžiagų daug, kurios pasirodo nėra tokios jau ir nekaltos. Pavyzdžiui, kad celiuliozės vatos apšiltinime naudojami konservantai, pavyzdžiui. Tada yra aplinkosaugininkų ir gal aplinkosaugai prijaučiančių, ar į tai orientuotų žmonių. Manau, kad nepelnytai peikiamas yra betonas. Sako, oi, betonas blogai turi šezd pėdsaką didelį.
iš tikrųjų tai jis neturi tokio didelio pėdsako, jo tik labai daug sunaudojama. Tai yra antra po vandens labiausiai naudojama medžiaga žmonijos, žodžiu. Ir jeigu betonas yra perdirbamas, tai jisai absorbuoja anglies dvideginį iš atmosferos, įvyksta ta karbonizacija, virsta į kalcio karbonatą. Na ir be tų teorinių žinių mes dar atlikome ir tyrimus, iš tikrųjų. Tyrėme statybinės medžiagas, žodžiu, tyrėme nuotekų vandenį ir visa šita ir teorinė, ir praktinė mūsų analizė prie tokių kelių pagrindinių punktų privedė, kad net jeigu ir siekiama saugesnių statybinių medžiagų, kartais, pavyzdžiui, bisfenolis A išgyvendinamas, bet jo vietą kitą medžiagą, kuri panašaus pavojingumo įdeda, gimininga kažkokį tai junginį. Kitas pavojus, kad kai kurios medžiagos su itin pavojingomis sudėtinėmis dalimis naudojamos dideliu mastu arba dideli paviršiai, tai aišku, tada sudaro tam tikrą poveikį toje patalpoje, tai čia kalba apie antipirenus ypač. Kai kurios statybinės medžiagos turi itin didelį procentą pavojingų junginių, pavyzdžiui, PVC gali turėti netgi trečdalio savo masės, žodžiu, plastifikatorių, žodžiu, tada nauji teršalai atsiranda, pastebimas užterštumas ir medžiagos, aišku, sklinda į tą gamtinę aplinką. Tai nors mums atrodo, kad vamzdžio galas yra pabaiga ir kad, pavyzdžiui, valymo įrenginiai išvalo viską, tai ne, vamzdžio galas iš tikrųjų yra tik pradžia. Va čia yra bromintų degumą mažinančių medžiagų šaltinių analizė. Iš esmės jinai sklinda į visus pagrindinius aplinkos komponentus. Noriu jums iš tikrųjų parodyti, jau to laiko nedaug, lietaus nuotekų vandens tyrimą Turkų mieste, gyvenamajame rajone, kur buvo daug medinių pastatų, na ir kitose rajonuose tirta, va čia apačioj paveiksliukė yra medinis, mūrinis ir be pastatų. Tai medinių pastatų rajone aptikta labai daug biocidinių medžiagų, tai yra medienos konservantai, šiuo atveju durijono, kuris yra žinomas, pavojingas vėžį sukeliantis junginys, aptikta 2 mikrogramai litrui ir tai viršijo aplinkos kokybės standartus, kuriuos nustato vandens direktyva Europos. Tai medinė statyba atrodo nekalta, bet iš tikrųjų ir ten yra tų junginių. Pozityvi žinutė tokia, kad teisės aktų reguliavimas veikia, nuotekose pastebimas mažėjantis dietilheksilftalato kiekis. Tai ilgainiui reiškia, kad vis mažiau naudojamas, vis mažiau sklinda patalpoje, vis mažiau patenka. Tai manau, kad yra ir to, ir dėl ko susirūpinti, bet yra ir pozityvios žinutės, kad tikrai surasti statybinių medžiagų be pavojingų junginių galima, tačiau tai yra sunku, bet kas, aišku, neieško, tas ir neranda. Svarbi žinutė yra ta, kad netoksiškos medžiagos gali lengviau būti perdirbamos ir neužteršti perdirbimo ciklo ir padėti įgyvendinti tą žiedinę ekonomiką lengviau. Ir va tas to dietilheksilftalato variantas su visais tyrimais, žodžiu, parodo, kad pokyčiai yra įmanomi, jeigu tinkami sprendimai priimami. Tai ačiū Jums, juose buvo naudinga informacija ir jeigu domina leidiniai, tai mūsų svetainė pagalvok.lt ir galite dar prieiti prie mūsų stendo. Dėkui.